Sveiki, šioje pamokoje kalbėsime apie dažnus gramatinius žodelius, bet prieš tai trumpa reklama. naujaera.com – dabartiniai būsimai laikai pagal Bibliją. Anglucentras.lt – pilni mūsų anglų kalbos kursai. Ir taip pat prašau palaikinkit ir subscribinkit. Dėkui. Dabar pamoka. Taigi, dažniausiai gramatiniai žodeliai. Prieš taip trumpą pamoką pasakysiu. Jeigu, pavyzdžiui, daiktavardis yra rain, lietus, tai veiksmažodis yra to rain, lyti, būdvardis koks, lietingas, rainy. Gale į ilgoji prisideda ir tampa būdvardžiu, lietingas, rainy. Pavyzdžiui, daiktavardis snow, sniegas, veiksmažodis snigti, to snow. Ir būdvardis koks, snowy, sniegingas, į ilgoji prisideda gale ir tampa būdvardžiu. Arba dar vienas pavyzdys, dream, svajonė arba sapnas, veiksmažodis to dream, svajoti arba sapnuoti ir būdvardis dreamy, svajingas. Taigi, o dabar dažniausiai gramatiniai žodeliai. Pirmiausia, pradėsiu nuo would, could, should. Šie tai ypatingai dažni žodžiai yra, jie vadinasi modaliniais veiksmažodžiais. Pradėsiu nuo would. Geriausia būtų šį žodį paaiškinti pavyzdžiais, nes šis would žodis naudojamas mandagiuose prašymuose. Pavyzdžiui, would you like some coffee? Ar norėtum kavos? Tiesiog padarot visą sakinį malonių prašymų, to žodis would. Would you like some coffee? Ar norėtum kavos? Arba taip pat hipotetiškose situacijose vartojamas would. Pavyzdžiui, if I were rich, I would travel the world. Jeigu aš būčiau turtingas, aš keliaučiau po pasaulį. I would travel, tai toks hipotetinis, aš keliaučiau, daryčiau tada. I would travel the world. Taipogi dar praeities įpročius apibūdinti naudojamas. Pavyzdžiui, when I was a child, I would play outside every day. Kai buvau vaikas, kasdien žaisdavau lauke. Bet šis pavyzdys žymiai retesnis. Dažniausiai, ką would vartoja, tai maloniuose prašymuose, mandagiuose prašymuose, pavyzdžiui, would you like some coffee, ar norėtum kavos. Ir dar labai dažnai hipotetinėse situacijose. If I were rich, I would travel the world. Jeigu būčiau turtingas, keliaučiau po pasaulį. Kitas labai dažnas žodis could. Jis reiškia galėti. Pavyzdžiui, I could swim when I was young. Aš galėjau plaukti, kai buvau jaunas. Could you please help me with this task? Ar galėtum man padėti su šiuo uždaviniu, su šiuo užduotim? Could you, ar galėtum, žodžiu. Arba pavyzdžiui, it could rain later. Galbūt vėliau lis. Tai geriausiai įsiminti could kaip vertimą galėti, galėjo. Paskui eina dar vienas labai dažnas žodis should. Jis reiškia turėtų. Pavyzdžiui, you should study more if you want to pass the exam. Tu turėtum daugiau mokytis, jeigu nori išlaikyti jo egzaminą. Arba rekomendacijose she should see a doctor. Ji turėtų apsilankyti pas gydytoją. Arba tikėtis taip pat gali reikšti. Pavyzdžiui, you should be here by 3 p.m. Tu turėtum būti čia iki 3 valandų popiet. Bet lengviausia atsiminti should reiškia turėtų. Dar kartą pakartosiu, you should study more. Tu turėtum daugiau mokytis. Atsiprašau, nenoriu jūsų barti. Buvau užsirašęs tokį pavyzdį tiesiog. Gerai, dabar just. Just reiškia tik. Pavyzdžiui, I have just finished my homework. Aš ką tik baigiau savo namų darbus. Lengviausia just atsiminti reiškia tik. Arba ką tik. Arba pavyzdžiui, it's just not fair. Tai tiesiog nesažininga. Tiesiog taip pat gali reikšti irgi. Just not fair. Tai tiesiog nesažininga. It's just a small mistake. Tai tik maža klaida. Tai matot, daug reikšmių ir reikia tiesiog įsiminti praktikoje naudojant. Dar kartą parezimuosiu. I have just finished my homework. Aš ką tik baigiau savo namų darbus. It's just not fair. Tai tiesiog nesažininga. It's just a small mistake. Tai tik maža klaida. Dar
papasakosiu apie someone, something, somewhere ir negatyvus. Šie žodžiai nurodo asmenis, pavyzdžiui, someone kas nors, something kažkas, somewhere kažkur. Pavyzdžiui, someone is knocking at the door. Kas nors beldžiasi į duris. Nežinome, kas nors beldžiasi į duris. Something, kažkas. Pavyzdžiui, something is wrong with my computer. Kažkas negerai su mano kompiuteriu. Somewhere, kur nors. Pavyzdžiui, I think I left my keys somewhere in the house. Manau, kad palikau raktus kažkur namuose. O dabar negatyvios formos. Anyone. Pavyzdžiui, I didn't see anyone at the party. Aš nemačiau nieko vakarėlyje. Arba did anyone call for me? Ar kas nors man skambino? Tai tas anyone reiškia kas nors, man žodžiai. Arba anything, dar vienas žodis yra. Anything reiškia nieko, kažkas neigiamam sakiny. Pavyzdžiui, I don't want anything to eat. Aš nenoriu nieko valgyti. Arba is there anything to drink? Ar yra kas nors gerti? Tas anything kas nors reiškia. Anywhere. Niekur, kažkur neigiamam sakiny irgi. Neigiamus sakinius vartojimas. Somewhere yra teigiamuose sakiniuose, o anywhere neigiamuose sakiniuose. Pavyzdžiui, I can't find my keys anywhere. Aš negaliu rasti savo raktų niekur. Arba did you go anywhere interesting on your vacation? Ar tu nuvykai kažkur įdomaus per atostogas? Taigi anywhere reiškia niekur, bet kai vartojam tose neigiamuose sakinuose, tai kaip kažkur, did you go anywhere, ar kažkur ėjai. Tai dabar klausiamosios formos. Is anyone home? Ar kas nors yra namuose? Arba su anything. Is there anything I can help you with? Ar yra kažkas, su kuo tau galiu padėti? Anywhere, kur nors. Is there anywhere you want to go? Ar yra kažkur, kur norėtum nueiti? Taigi dabar peržiūrėksim dar kartą viską. Would, could, should. Would. Mandagiuose aprašymuose, pavyzdžiui, would you like some coffee? Could, galėti, should, turėtum. Just, tik arba tiesiog. Someone, kas nors, something, kažkas, somewhere, kažkur. Negatyvus tą patys reiškia tik tais negatyvuose sakiniuose. Anyone, kas nors, anything, kas nors, anywhere, kur nors. Someone, kas nors, something, kažkas, somewhere, kažkur. Anyone, kas nors, anything, kažkas, anywhere, kažkur. Čia reikia praktikos irgi, jeigu esate pradedantis mokyti, sudėtingai skamba, bet čia reikia praktikos, vienu žodžiu, ir atskirsi tada. Siūlau kuo daugiau skaityti visko, kuo daugiau žiūrėti YouTube'o ir esu tikras, greitai viską išmoksite. Ačiū, kad klausėte, dėkui, iki.